Archeologai Amerikoje surado senovinius indėnų palaidojimus. Tik šį kartą rasti žmonių kaulai nustebino. Tiksliau pasakius, žmonių kaukolės. Jos nelabai buvo panašios į įprastasias. Štai kaip jos atrodė. Jautresnės fantazijos žmonės iš karto sugalvojo teoriją, jog tai ne žmonės, o ateiviai iš kitų planetų. Juk filmuose jie dažnai rodomi su tokiomis pailgomis galvomis. Šias pikantiškas teorijas reikia iš karto atmesti. Pasirodo, kad taip deformuoti kaukolę galima labai paprastomis priemonėmis. Ir tai darė ne tik senovės indėnai, bet ir kitos kultūros. Štai kad ir Europoje. Seniai gyventojai, gyvenę prieš 5000 metų pietų Europoje, taip pat deformavo kai kuriems savo bendruomenės nariams kaukoles. Iš kur tai žinome? Ta liudija archeologiniai radiniai. Štai, atidžiai pasižiūrėkite į šią skulptūrėlę. Tas vaikas yra tikrai labai įdomus, kadangi jeigu pasižiūrėsit, jis turi tokius atpažįstamus individualius bruožus. Mums kyla abejonių, kad tai yra kūdikis. O jo, reiškia, ištempta kaukolė tai nėra kažkokia tais keramikų klaida, bet siekis perteikti tuo metu gana plačiai paplitusi paprotį dirbtinai prailginti kaukolės. Tai tokie dalykai buvo ir senojoje Europoje, nes mes žinome, kad indėnai ilgindavo kaukolės įvairiais būdais. Mes žinome iš įvairių palaidojimų, geriausi duomenys mus pasiekė iš Durankulako kapinino Juodosios jūros pakrantėje Bulgarijoje, kur buvo aptikta 1200 palaidojimų, tarp jų beveik 10% turėjo prailgintas kaukoles ir didžioji dauguma iš jų buvo moteris. Žinome, kad buvo 2 metodai, kaip prailginti kaukoles. Kokie? Kūdikystėje, reiškia, yra vadinamas 2 juostų metodas, kuomet juostos užrišamos kryžmai ant kaukolės ir ta kaukolė auga, reiškia, jau tą kryptimi atgal. O vienos juostos, kuomet yra tik viena juosta surišama ir kaukolė auga į viršų. Bet mums vėlgi labai yra įdomu, kad mes jau susidurėme su tokiu fenomenu, kad nuo ankstyvos kūdikystės, nuo gimimo kai kurie individai yra išrenkami tuo tikslu, kad jie užaugę išsiskirtų iš aplinkinių. Vadinasi, jau buvo kažkokios nusistovėjusios ir paveldėjimo praktikos, ir įvairios misijos, kurias tie naujai atėję žmonės turės įgyvendinti savo bendruomenėje. O dabar eikime ir pasižiūrėkime, kaip atrodė žmonių su pailgomis galvomis skulptūrėlės. O štai čia irgi pailga kaukolė, bet į viršų, ar ne? Pavaizduota moteris tikriausiai čia. Dėl lyties yra sunku pasakyti, kadangi iš tikrųjų neišskirti jokie lyties požymiai. Tai yra vienas iš tų kritinių punktų, kodėl, sakant, kai kurie žmonės linkę niuansuoti Marijos Gimbutienės hipotezės dėl didžiosios deivės religijos. Bet iš tikrųjų matome tokį išsikišimą galvos viršugalvyje, kuris yra gan dažnas, žvelgiant į skulptūrėlės. Ir archeologų manymų tai būtent rodo tą antrąjį galvos prailginimo metodą, kuomet ta galva auga tik tais į viršų. Tokios praktikos buvo senojoje Europoje, dar iki pasirodant indoeuropiečiams. O ar panašius dalykus darydavo žmonės, kurie tuo metu gyveno Lietuvos teritorijoje? Negalime nieko pasakyti, tokių skulptūrėlių ar kaukolių nerasta. Tačiau kas žino, ką archeologai dar atras.